Tai yra antras tas polius, ant ko laikosi apskritai žmonių sveikata ir nėščiųjų sveikata. Tai, na, sportuoti ar nesportuoti, čia tai klausimas. Iš tiesų yra daug mitų, galite girdėti daug įvairių rekomendacijų, kaip sportuoti, ko saugotis, ko nesisaugoti. Na, artimieji, nežinau, mamos ar kiti artimieji dažnai bando apsaugoti nėščiąsias, sako, tu nedaryk, neik tenai, saugokis, gulėk daugiau. Na, suprantama, kad jie rūpinasi, nori saugumo, nori, kad viskas būtų gerai, tačiau ar tame yra tiesos, tai pabandysiu šitame pranešime ir atskleisti. Tai iš tiesų, na, čia iš Sveikatos apsaugos ministerijos puslapio paėmiau šitus teiginius apie fizinį aktyvumą ir sveikatą. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad kasdieninė fizinė veikla yra būtina ir, na, jinai turėtų būti vidutinio intensyvumo ir realiai tai kasdieniai fiziniai veiklai nereikia jokių ypatingų sąlygų ar didelių pastangų. Svarbu, kad fizinis aktyvumas turi būti sveikatą stiprinantis ir reguliarus. Na ir pagrindinės problemos, dėl kurių dalis gyventojų vis dar išlieka fiziškai neaktyvūs, tai yra pačių gyventojų pasyvumas. Tai tiesiog žmonės renkasi tai, kas patogu, o ne tai, kas naudinga. Tikrai visada galima rasti savo pasiteisinimų, kad ten, nu, šalia mano namų nėra ten jokios sporto aikštelės, nėra ten sporto klubo, už tai neturiu kur sportuoti. Tačiau, na, tai yra tiesiog ne kas kita kaip patogus pasiteisinimai, o ta kasdieninė fizinė veikla tai nėra kažkoks aukšto meistriškumo sportas, tai yra tiesiog pasivaikščiojimas, mankšta ir to gali pilnai pakakti. Kodėl verta apie tai kalbėti būtent nėštumo metu, kodėl tai yra aktualu nėščiosioms? Iš esmės todėl, kad nėštumo metu yra sutelktas didelis dėmesys į sveikatą ir sveiką gyvenseną. Labai dažnai moteris ruošiasi nėštumui iš anksto, atsisako žalingų įpročių ir tuomet tas dėmesys sveikatai yra, na, ženkliai didesnis. Tai yra labai gerai, tai yra puiku, nes, na, čia yra nauda ir tame, kad ne tik tai nėštumo metu, jeigu tai susiformuoja tinkami įpročiai fiziniai veiklai, mitybai, tai labai gali būti, kad tos įpročius pavyks išlaikyti ir po nėštumo ir tęsti visą gyvenimą, nes vėlgi ten sveikai gyventi vien tik per nėštumą neužteks. Jeigu tikimės geros fizinės sveikatos, ilgaamžiškumo, tai be abejo tą veiklą reikės tęsti ir visą gyvenimą. Taigi dėl to nėštumas yra idealus laikas formuoti ir palaikyti sveikos gyvensenos įpročius. Na, Amerikos akušerių ginekologų draugijos rekomendacijos teigia, kad fizinis aktyvumas tai yra susijęs su minimale rizika nėštumui ir teigiamai veikia daugelį moterų. Na, žinoma, prieš rekomenduojant fizinius pratimus derėtų įvertinti nėščiosios būklę ir, na, atmesti, kad nėra kažkokių tai realių grėsmių nėštumui, nėra realios grėsmės priešlaikiniam gimdymui ar savaiminiam persileidimui ir tuomet rekomenduoti fizinę veiklą. Moterim, kurių nėštumas nekomplikuotas, rekomenduojami yra aerobiniai jėgos pratimai viso nėštumo metu ir po nėštumo. Na ir judėjimo ribojimas tai neturėtų būti taikomas kaip rutininė priemonė priešlaikinio gimdymo profilaktikai. Nežinau, ar yra tekę girdėti iš gydytojų rekomendacijas, kad gulėti, nevaikščioti. Vėlgi, jeigu yra reali grėsmė, jeigu yra sutrumpėjęs gimdos kaklelis ten, tai tikrai tai rekomendacija, kad mažinti fizinį aktyvumą, jinai yra logiška. Jeigu to nėra jokių objektyvių priežasčių, jokių realių grėsmių priešlaikiniam gimdymui, na, tuomet tikrai neturėtų būti taikomas kažkoks fizinio aktyvumo ribojimas. Na ir dar vienas dalykas, iš tiesų nėra atliktų kokybiškų medicininių tyrimų tam, kad ištirti
kiekvieno pratimo, kiekvienos sporto rūšies poveikį nėštumui ir su tuo susijusioms būklėms. Todėl, daugelis rekomendacijų yra paremtos mažesnės apimties, mažesnio tikslumo tyrimais. Todėl, žmonėm, kurie mėgsta labai konkrečius, labai tikslius atsakymus, ten kiek rankas kelti, kokio amplitudę, kokiu dažniu, tai dažnu atveju yra sunku pateikti tikslius atsakymus, nes, tiesiog tokių tyrimų vienas dalykas labai sunku atlikti ir kitas dalykas, jų tikrai nėra. Kiek laiko turėtų būti skiriama fiziniai veiklai? Tai tokia, dažniausiai sutinkama rekomendacija, tai yra 30 minučių per dieną, pusvalandis per dieną. Tai yra toks krūvis, kuris yra saugus. Čia, labai maža tikimybė perdozuoti, persitempti. Ir trukmė savaitinė turėtų būti maždaug 150 minučių, tai yra, ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę reikėtų 30 minučių skirti fiziniai veiklai. Jeigu tai darysite 7 dienas per savaitę, puiku, tačiau, turėtų būti ne mažiau kaip 5 kartai per savaitę. Yra tam tikri fiziologiniai pokyčiai, kurie keičia fizinę veiklą nėštumo metu. Ir tie fiziologiniai pokyčiai tai yra, kad svorio centras pasislenka į priekį. Juosmeninėje dalyje stuburas turi tokį linkį į priekį, tai vadinama juosmeninė lordozė, ir augant pilvui tas linkis jisai gilėja, didėja, už tai, beveik 2/3 nėščiųjų patiria nugaros skausmus nėštumo metu. Ir kokia pagrindinė prevencinė priemonė nugaros skausmų, tai aišku yra stiprinti nugaros ir pilvo sienos raumenis, kad būtų atsvara tam didėjančiam pilvui ir į priekį pasislinkusiam svorio centrui. Dar vienas dalykas tai yra gulėjimas ant nugaros. Tai, turbūt vėlgi dažnai girdite rekomendaciją negulėti ant nugaros, nemiegoti ant nugaros. Taip yra daroma dėl apatinės tuščiosios venos užspaudimo sindromo, nes palei stuburą praeina apatinė tuščioji vena, kuria kraujas grįžta į širdį ir po to išmetamas vėl iš naujo į kraujotaką. Tai jeigu kraujo per mažai grįžta į širdį, tai jo per mažai ir išmetama į kraujotaką ir dėl to kenčia gyvybiškai svarbių organų aprūpinimas krauju. Tai todėl kai kurios nėščiosios jaučia šitą sindromą, atsigulusios ant nugaros pajunta silpnumą, o dusulį, oro trūkumą, šaltas prakaitas išmuša. Todėl nuo 20 savaitės nerekomenduojami pratimai gulint ant nugaros. Tikrai ne visos nėščiosios turi tą sindromą ir dažnu atveju dalinasi įspūdžiais, kad atsibundu naktį gulėdama ant nugaros, ar čia labai blogai. Tai nėra labai blogai, nes iš tikrųjų gulėjimo, miegojimo pozos tikrai negalime kontroliuoti. Ir jeigu jūs atsibundate ant nugaros ir tuo metu nejutote jokių simptomų, tai iš esmės nebuvo to užspaudimo sindromo ir tai nieko baisaus. Tačiau fizinę veiklą renkantis, tai pratimai ant nugaros turėtų būti vengtini. Kokios fizinės veiklos nėščiosioms tinkamiausios, tai iš tiesų pati paprasčiausia, tai yra mažiausiai sąnaudų reikalaujanti, tai yra vaikščiojimas. Įvairūs aerobiniai pratimai, šokiai, taip, nežinau, tokios kardio treniruotės yra irgi puikus pasirinkimas. Taipogi rekomenduojamas yra stacionarus dviratis. Pasipriešinimo pratimai, tai jie gali būti su kažkom spyruoklėm, diržais, gumom, arba lygiai taip pat su treniruokliais sporto klube. Tai tiesiog tik tai svoris turėtų būti, ne maksimalus kažkoks, o pakankamai nedidelis, kad tai, nereikėtų naudoti maksimalių pastangų atlikti šitos pratimus. Tempimo pratimai, pilatesas ar kitos treniruotės taip pat puiku. Ir vėlgi, kas aš bent jau pastebiu, populiarus dalykas, tai yra mankšta vandenyje ir kiek girdžiu, tai nėščiosiom šitos veiklos yra organizuojamos. Kokios fizinės veiklos nebūtų rekomenduojamos. Tai yra, aišku, tos, kurios gali sukelti riziką susižeisti. Tai yra jodinėjimas, slidinėjimas, čiuožimas, kažkoks kontaktinis sportas. Taip pat čia būtų priskiriamas ir važiavimas dviračių gatve. Tai vėlgi,
labiau rekomenduojamas yra stacionarus dviratis. Turbūt, nu, ar galima važiuoti dviračiu? Na, vėlgi, žinot, tai nėra draudžiama, tačiau reikėtų įsivertinti riziką, kokio intensyvumo gatvėmis važiuosite, kokiu greičiu ir, na, tiesiog tada tą riziką prisimti, nes, nu, iš esmės pats minimas nėra pavojingas, tačiau griuvimas nuo dviračio gali būti pavojingas. Na, tokie sportai kaip alpinizmas, nardymas, galbūt nedidelė nėščiųjų dalis tuo užsiima, bet jeigu užsiimate, tai nėštumo metu geriau šito vengti. Stiprus pilvo raumenų įtempimas, tai, na, pavyzdžiui, abiejų kojų kėlimas atsigulus ant nugaros irgi yra nerekomenduojamas pratimas. Na, čia galbūt karšta aplinka, tai čia ne pratimų rūšis, tiesiog bet kokia fizinė veikla labai karštoje aplinkoje gali sukelti silpnumą, blogumo jausmą ir, na, nerekomenduojam. Kažkokie staigūs, aštrūs, greiti judesiai, pernelyg intensyvus iki skausmo tempimas, tie pratimai, kur sulaikomas kvėpavimas, nėščiosiom nerekomenduojami, nes svarbus deguonies tiekimas vaisiui, kad būtų, nu, nepertraukiamas deguonies tiekimas vaisiui. Na ir statiniai pratimai, kur ilgai reikia laikyti tempus raumenis nėštumo metu, yra nerekomenduojami. Kokie privalumai fizinio aktyvumo, kokia nauda iš to, kad sportuojate, tai, na, nauda yra akivaizdi. 2017 metais atliktas tyrimas su nėščiosiomis, kurios turėjo antsvorį ir nuo 13 savaičių sportavo, tai yra mynė dviratį bent 3 kartus per savaitę po 30 minučių, tai jos gavo tokius rezultatus, kad mažiau priaugo kūno svorio, sumažėjo nėščiųjų diabeto rizika, na ir joms rečiau gimė didelės kūno masės naujagimiai. Tai vėlgi, na, didelės kūno masės naujagimis, jisai yra susijęs ir su sunkesniu, su ilgesniu gimdymu, galbūt su didesnė tikimybė gimdymo takų plyšimo, didesnė tikimybė cezario pjūvio operacijos ar instrumentinio gimdymo naudojimo. Tai čia iš tikrųjų naudos yra akivaizdžios. Na, kokia dar nauda fizinio aktyvumo, tai yra, kad sumažėja hipertenzinių būklių rizika. Hipertenzinės būklės tai dažniausiai, na, žinomos tokios kaip preeklampsija, eklampsija arba nėščiųjų hipertenzija, tai yra kraujospūdžio padidėjimai su tam tikrų organų pažeidimais, tai sportuojant iš tiesų šių būklių rizika mažėja. Sumažėja gimdymo per cezario pjūvį tikimybė. Vėlgi, ar tai yra susijęs su mažesnės kūno masės naujagimiais, kuriuos lengviau pagimdyti, ar su raumenų tonusu, galbūt priežastis tiksliai nėra įvardinta, tačiau statistika rodo, kad didesnė tikimybė pagimdyti natūraliai. Na ir taip pat rečiau prireikia instrumentinio gimdymo, tai yra akušerinių replių arba vakuumo ekstraktoriaus naudojimo, kas tikrai neatrodo patraukliai beveik visom nėščiosiom, todėl, na, vėlgi čia fizinės veiklos nauda yra akivaizdi. Dar vienas dalykas, dėl ko moteris galėtų bijoti sportuoti, tai yra dėl didesnės priešlaikinio gimdymo rizikos, tačiau priešingai 2017 metais atliktas sisteminis tyrimas, metaanalizė, tai reiškia, kad daugelio atliktų mažesnių tyrimų rezultatai yra analizuojami, na ir nustatyta, kad moteris, kurios buvo fiziškai aktyvios 30-60 minučių, 3-7 kartus per savaitę, iš tikrųjų turėjo mažesnę riziką priešlaikiniam gimdymui. Tai, na, tas mitas iš tikrųjų yra sugriaunamas ir priešingai tai veikia teigiamai. Na, kokie dar fizinio aktyvumo privalumai? Tai yra greitesnis tiesiog fizinis atsistatymas po gimdymo, turint geresnę fizinę formą. Na, atliekant tam tikrus pratimus, ypač dubens raumenų įtempimo pratimus, tai yra mažesnė šlapimo nelaikymo rizika po gimdymo. Ir vėlgi nepakankama fizinė veikla, tai yra vienas iš pogimdyvinės depresijos rizikos veiksnių. Tai iš tiesų fizinis aktyvumas, jisai mažina pogimdyvinės depresijos dažnį. Kaip saugiai pradėti sportuoti? Tai, na, vėlgi
visada reikėtų pradėti palaipsniui, nuosekliai didinant intensyvumą. Niekada nepradėti nuo kažkokio tai sunkaus, didelio krūvio, nes dažnu atveju tai netampa įpročiu, o tiesiog sportas baigėsi po 2 ar 3 treniruočių, kada yra labai fiziškai sunku, po to viskas skauda ir tada motyvacija tęsti tą veiklą labai ženkliai krenta. Tai toks, na, ne tik fizinės veiklos, bet kokį įprotį ugdant labai svarbu, kad tas įprotis būtų lengvai praktikuojamas. Jeigu jums reikės kiekvieną rytą atsikelt 6 ryto, važiuoti į kitą miesto galą į sporto klubą ir ten sportuoti, labai abejoju, ar tai taps kasdieniniu įpročiu, na, čia jau reikia labai daug valios pastangų, kad tą tęstumėte ilgą laiką. Tai iš tiesų, na, tiesiog ieškoti tų veiklų, kurios yra pačios paprasčiausios, išeiti pasivaikščioti prie namų, galbūt kažkam mankštos pratimai. Galima su treneriu tai daryti, galima be trenerio, galima panaudoti įvairias platformas, kur galima, na, tiesiog nusipirkti ar nemokamai gauti treniruočių patarimų. Tai tiesiog, na, pirmiausia, tai turi būti lengvai praktikuojama. Taip pat svarbu sportuojant įvertinti, kad didėja skysčių poreikis ir tinkama hidracija, vandens vartojimas yra labai svarbus sportuojant. Na, turėtų aplinka būti, nežinau, nu dabar galbūt nėra to karščio, dabar žiema, bet vasarą sportuojant tai neturėtų vykti pernelik šiltoje aplinkoje. Na ir vėlgi treniruotės laikas. Iš tiesų, tas 30 minučių yra saugus laikas, kada jūs neturėtumėte nei savo, nei vaikui pakenkti. Ilgesnė treniruotė, ypač ilgesnė negu 45 minutės, tai jau turėtų būti tik tai anksčiau sportavusiems ir turinčioms tam tikrą fizinį pasirengimą. Nes, na, vėlgi, nėščiosios yra įvairios. Vienos yra tos, kur niekada gyvenime aktyviai nesportavo, tačiau susiduriu ir su tokiom, kurios bėga po 10 kilometrų nėštumo pradžioje ir jom tai yra tiesiog kasdieninis fizinis krūvis ir jos, na, nepatiria dėl to kažkokiu tai ypatingų nepatogumų. Tai tiesiog, na, parinkti tą fizinį krūvį kiekvienai individualiai, bet jeigu anksčiau nesportavote, tai turėtų būti apie 30 minučių treniruotės trukmė. Ir kadagi reikėtų vengti fizinio aktyvumo, tai be abejo, kada yra kažkokios tai grėsmingos būklės, jeigu yra kraujavimas iš makšties, pilvo skausmas, na, jeigu jaučiate gimdos apsitraukimus, na, turbūt mažai kam kiltų noras eiti pasportuoti, tačiau, na, tai yra išvardyjama rekomendacijose. Taip pat, jeigu yra nubėgę vaisiaus vandenis, jeigu patiriate dusulį dar ramybės būsenoje, taip pat reikėtų vengti fizinės veiklos. Jeigu yra galvos skausmas, svaigimas, skausmas krūtinėje, tai vėlgi gali būti susijęs su padėjusiu kraujospūdžiu ir tada, na, fizinė veikla nebūtų sveika. Na, jeigu yra kažkokių gretutinių ligų, tokių kaip raumenų silpnos pusiausvyros sutrikimai, dėl traumų tikimybės reikėtų vengti fizinės veiklos arba bent jau parinkti tokią, kuri būtų saugi. Na ir kojų skausmas ar sutinimas taip pat gali indikuoti kažkokią tai traumą arba tą pačią hipertenzinę būklę, pavyzdžiui, preeklamsiją, kuomet fizinis aktyvumas turėtų būti ribojamas. Na, ar saugus fizinis krūvis darbe? Tai dar vienas klausimas, nes, nežinau, nėščių yra įvairių, vienos dirba sėdimą darbą ofise, kitos galbūt dirba fizinį darbą viso nėštumo metu ir tas fizinis aktyvumas yra kaip kasdienybė, tai, na, ar yra čia kažkokiu tai tyrimu rodančių, kiek saugu yra tas fizinis krūvis darbe, tai iš tiesų, na, nėra daug tyrimų. Vieną tyrimą radau, kur atliktas Danijoje ir jis parodė, kad moteris, kurios kelia daugiau kaip 20 kg svorį, dažniau negu 10 kartų per dieną, na, tai yra tas per visą nėštumą sukauptas ne per visą nėštumą, per dieną daugiau 1000 kilogramų perkelia, jos turėjo didesnę riziką priešlaikiniam gimdymui. Vėlgi, kitas tyrimas, kur buvo atlikta jau metaanalizė, apžvalga daugelio tyrimų, iš tikrųjų rodo, kad, na, fizinė veikla darbe šiaip arba neturėjo, arba turėjo labai labai mažą įtaką priešlaikiniam gimdymui. Tačiau, na, šio tyrimo apribojimas yra
tas, kad labai heterogeniškos grupės, tai yra labai netolygios buvo moteris pagal fizinę veiklą, todėl jo patikimumą reikėtų vertinti ribotai. Taigi, jeigu dirbate fizinį darbą, kilnojate, tai vėlgi ta rizika turėtų būti vertinama labai individualiai. Yra įvairių skaičiuoklių, kaip susiskaičiuoti šitą. Tai vėlgi turėtų būti vertinamas tas vienkartinio svorio pakelimas, kaip dažnai per dieną, kiek tų kilogramų per dieną perkeliate. Ir tada turėtų būti individualus rizikos vertinimas ir sprendimo būdai tuomet individualūs, kaip mažinti šitą perkeliamo svorio kiekį kasdien. Fizinis aktyvumas po gimdymo, kaip greitai galima pradėti. Tai iš esmės, pavyzdžiui, dubens dugno raumenims pratimai gali būti pradėti ir netgi rekomenduojami iš karto po gimdymo. Koks tas laikas, kada mediciniškai saugu mankštintis, tai vėlgi šiek tiek individualu, bet toks laikas sutartinis yra 4-6 savaitės po gimdymo. Tiek po natūralaus gimdymo, tiek po cezario pjūvio operacijos, jeigu nėra kažkokių komplikacijų, jeigu gydymo procesas buvo sklandus, sėkmingas, tai 4-6 savaitės po gimdymo jau yra laikas, kada galima pradėti fizinę veiklą. Ir pilvo preso pratimai atliekami tuoj po gimdymo, jie sumažina tiesiojo pilvo raumens prasiskyrimo arba diastazės riziką. Galbūt irgi žinote, kuomet po gimdymo raumenis prasiskiria ir iš tiesų lieka tas pilvas, jisai negrįžta toks, koks buvo iki nėštumo. Galbūt galvoti, kad viskas bus absoliučiai taip pat kaip iki nėštumo, turbūt irgi būtų ne visai realu, tam tikri kūno pokyčiai vyksta, tačiau sportuojant ir palaikant fizinę veiklą juos galima sumažinti. Iš tiesų fizinis aktyvumas po gimdymo tai tikrai pagerina moters tiek fizinę, tiek psichologinę būseną, o pieno kiekis, sudėtis ir naujagimio svorio prieaugis sportuojant iš tiesų nesikeičia. Tai šiam pranešimui būtų tiek informacijos ir pasižiūrėsiu, matau, turime klausimą. Ar sportuojant atitinkamai reikėtų sunaudoti ir daugiau kalorijų? Taip, iš tiesų, jeigu atsimenate pradžioje, kur rodžiau skaidrę, kur buvo maisto kalorijų poreikis iki nėštumo, tai šitas poreikis labiausiai priklauso nuo fizinio aktyvumo. Tai iš tiesų, jeigu esate fiziškai labai aktyvi, daug sportuojate, be abejo reikia sunaudoti ir daugiau kalorijų, nes sportuojant tos kalorijos yra sudeginamos ir tos energijos iš kažkur paimti reikia. Atsakymas yra taip.